Improvizacijos teatras Kitas kampas. Jaunimui iki 99. Nigerija. Labai gerai. Audrius atostogavo Nigerijoje. Ir matome, labai stipriai įdegė, netgi bruožai kažkom pasidarė panašus, ar ne? Na kągi, Audrius buvo Nigerijoje, jisai pasakos. Bet bus viena taisyklė, jeigu aš rodau štai taip, visas pasakojimas bus nuo A iki Z teigiamas. Jeigu aš rodau štai taip, pasakojimo charakteris iš karto keičiasi į neigiamą. Ir jeigu aš rodau taip, tai būna nei šilta, nei šalta, arba kaip sako anglai, nei irba, nei mes. Taigi, atostogos Nigerijoje. Kuo puikiausias? Gera, šilta, todėl, kad aš važiavau žiemą, o žiemą ten kaip tik klimatas yra toks puikus, barchatinis, nei per karštas, kolega šiek tiek kosti, jisai gal ir atsigavo kažkokio bryzo, bet man labai patiko ir tiko tas oras. Mes Nigerijoje norėjome aplankyti keletą parkų, kurie pakankamai pradžiūvę buvo. Nes be abejo buvo kažtasis prieš tai periodas ir dabar, kai yra tas, toksai barchatinis periodas, nespėjo dar atsigauti ir žinoma, man visiškai nepatiko tai, kad žmonės tenai atvirom akim į tave žiūri. Nieko neprašo, iš tikrųjų nepatiko, todėl, kad mes sumaterialėję, o ten žmonės paprasti, geri, nuoširdus, prieina prie tave, sako, hei, bum. Jie vėlgi daro ritualinius visokius dalykus, be abejo. Ir man tas ritualas, tai tikrai, kai jau surištom rankom aš sustoju prie kažkokio pririšto medžio, ar tai palmės, ten labai gražios. Ir kai tu pririštas prie palmės, netgi ir susimastai galvoju, o va, prašau, o jeigu dabar mirsiu prie palmės, kaip poetiškai ir romantiškai, nes aš esu rašytojas, prastas labai, todėl, kad kai rašau tokius veikalėlius, veikaliukus apie palmės, kaip gali būti romantiškai prie palmės prisirišus ir kai tau rankas griaužia ir degina ir dar matai, kad tarantulas praėjo pro tave. Ir tada tu galvoji, čia dar nebus, gal tas gali būti toks pagrindinis įvykis arba ne, bet tuom kart vėlgi pasirodė Džimis. Džimis buvo mūsų ekspedicijos vadas. Jisai su džipu, neaiškios kilmės, nes šiaip tai dažniausiai būna su vokiškais ar mercedesais Afrikoje važinėja ir taip toliau. O jisai privažiavo su kažkokiu driohlinu, fiatu, netgi tai perdarytų, pakeltų tokių ir taip toliau. Aš jokio pasitikėjimo negalėjau įgyti, matydamas visą šitą vaizdą. Ir Džimis sako, no problem.